Labas vakaras, mėlyjeji, finalizuojame 2025 metų sezoną. Čia kartu su manimi Giedrė Leskauskienė, Lietuvos motociklų sporto federacijos prezidentė. Ir su ja truputėlį pabandysime apžvelgti, kas įvyko 25 metais, kas laukia 26 metais. Ir galbūt tai sudomins jūs atvykti, stebėti nuostabes Lietuvos motokroso čempionato varžybas. Ne tik tai Mickūno trasoje, kurioje šiandien esame, bet ir į kitas trasas, kurios yra įsidėsčiusios visoje Lietuvoje. Tai Giedrė, trumpai pasakyk, kaip tas 25 metų sezonas? Ar jisai pavykęs, ar pavyko surinkti daug dalyvių? Mačiau, kad stiprus Latvijai buvo atvažiavę, tikrai sudarė daug konkurencijos lietuviams. Kaip aplamai visas sezonas atrodė? Tai sezonas, kas labai džiugina, tai kad kiekvienais metais kiekvienas varžybų rengėjas stiebiasi viršų ir padaro tikrai labai kokybiškas, geras varžybas. Estai, Latvijai, sportininkai, jie džiaugiasi, kad Lietuvoje yra aukštesnis lygis organizavimo varžybų negu Latvijoje, Estijoje. Tai tikrai labai džiugu ir aš labai noriu padėkoti savo organizatoriams, kurie organizuoja varžybas. Iš tikrųjų. Mačiau, kad yra nemažai Latvių, sakykime, didesnis kontingentas arba didesnė dalis dalyvių yra iš Latvijos, ne tik tai stipriausių dalyvių gretose, kurios dar tik tai rytoj pasirodys, bet ir mažųjų sportininkų gretose, 50-ukai, 65-ukai. Žinoma, džiugu matyti, kad jie nesugeba sudaryti konkurencijos. Ir šiandien, tarkime, kalbant apie 50-ukus, tai Matas Lušinskis tiesiog blizgėjo, niekas jam neprilygo, jisai netgi visuose etapuose buvo nepaėjamas, žinoma, atsilaisvinusi vieta po ąžuolo Sungailos leido jam laisviau kvėpuoti, įkvėpti, sakykime, to laisvesnio oro ir tikrai rodyti puikų rezultatą. Tai galime dabar paklausyti, kaip Matas Lušinskis vertina savo pasirodymą šių metų sezone. Matai, šis sezonas tau baigėsi sėkmingai, gan įspūdingas startas buvo šių metų pradžioje, pavasarį. Ir dabar jau rugsėjo mėnesį tu gali pasakyti, kad tu esi Lietuvos čempionas. Kur tavo sėkmės paslaptis ir kas lėmė tavo tokį puikų pasirodymą šių metų sezone? Reikia labai daug treniruotis, tikėti savimi, kad būtų geras motociklas, kad viskas patvarkyta būtų. Labai daug treniruotis ir nepasiduoti. Pernai metais teko vytis ąžuolo Sungailą, šiemet jis atlaisvino čempiono kėdę tau. Ar džiaugiesi šiuo pasiekimu ir kaip galvoji, ar kitais metais pavyks pakartoti? Taip, tikrai pavyks. Kaip šis sezonas tau pačiam, motociklas, kaip treneris, kokios pačios mėgstamiausios trasos buvo? Mėgstamiausia trasa yra Mickūnų, labai patiko šita trasa. Tai dar treneris buvo labai geras, viską pasakė, sušokau daug tramplynų su 50. Tai va. Visuose varžybose pelnei pergalės, nepalikai varžovams, jokių prošvaisų tave aplenkti, nugalėti bent vienam važiavime. Kur tavo sėkmės paslaptis, kas lemia tokį puikų pasirodymą? Nežinau, paprastai laikyti gazą, neredėti, stabdį, spausti ir tempimą. Tempti ir viskas, ir šok tramplynus ir duoti daugiau gazo. Kokie tavo ateities planai, ką planuoji kitais metais? Kitais metais planuosiu važiuoti šiam penktukuose ir bandysiu irgi tapti čempionu šiam penktuku. Atėjus į 65-ukų klasę tenais jau lauks kojas apšilęs šiemet ąžuolo Sungailą, ar nemanai, kad pasistumdysit pečiais truputėlį? Jo. Kaip vertini ąžuolą, ar jūs geri draugai trasoje už trasos ribų? Geri, jo, gerai važiuoja ir jis labai stipriai. Tai va. Jeigu kalbėt aplamai apie MXGP, tarkim, koks yra tavo favoritas, koks sportininkas yra tavo idealas, kurio pasiekimus tu seki ir nori būti panašus į jį? Jeffrey Herlingsas. Ar buvęs esi išvykęs į varžybas pasižiūrėti, kaip jisai važiuoja? Jo, ir gavau parašą. Ir gavai autografą? Smagu. 65-ukai, kaip žinia, truputėlį didesni, greitesni motociklai. Ar susitvarkysi su greičiu? Tai aišku, važiavau žiemą su šiam penktuku, visą žiemą, šokau tramplynus. Viskas gerai buvo. Tai pabaigai, ką palinkėtum savo varžovams? Kad jie irgi taip stipriai treniruotųsi kaip aš ir važiuotų taip stipriai. Ačiū.
Tai va, kaip matai, Giedrė, Matas Lušinskis tikrai šaunus sportininkas, jaunas, jau kitais metais eis į kitą klasę, kartu pas Ąžuolą Songailą, ten vėl jie turės truputėlį pasistumdyti, nes, na, sakykime, lygiai verčiai varžovai. Kaip pati vertinė Mato Lušinskio pasirodymą šių sezonų? Šaunuoliai, aš apskritai vaikai, 50-tukai, šiam 5-tukai, tie patys 85-tukai, čia ta mūsų tarme kalbant, jų daugėja, kas smagu, jų daugėja, mes skatinam juos važiuoti, mes darome stovyklas, kad vaikai suprastų, ar jie nori važiuoti, ar nenori važiuoti. Mes darome jaunimo taurę, kur vaikai yra skaidomi į profesionalus, kurie važiuoja varžybose ir sportininkai, vaikai tiksliau, kurie niekada nevažiavę. Tai jiems leidžia pasimatuoti, ar jie nori važiuoti tame sporte ar ne. Ir labai labai džiugu, kaip jaunimo taurėje stovi, kaip tu minėjai, 50-tukų, 25 sportininkai starte. Tai yra wow. Taip, tikrai didelės gretos, bet jos ne ką mažesnis ir 65-ukų kategorija. Taip. Ir čia, na, sakykime, antrus metus iš eilės, tik tai, kad kitoje klasėje švenčia pergalę Ąžuolas Songaila. Tai galime paklausyti, ką turi pasakyti Ąžuolas Songaila ir kaip jisai vertina savo pasirodymą 25 metų sezone. Taigi, Ąžuolai, jau nulirimo truputėlį emocijos, baigėsi šių metų sezonas, baigėsi čempionatas. Esi 65 klasėje debiutantas šiemet ir tuo pačiu iškovojai čempiono titulą. Pernai metais 50-ukose buvai čempionas. Kaip ta nauja klasė? Ar nėra čia varžovų, ar tu paprasčiausiai esi ant tiek kietas, kad visi tau neprilygsta? Kai važiavau su 50-uku, tai visą laiką treniruodavau su 65-uku, o varžybose tik su 50-uku važiuodavau, tai atėjau. Viskas dabar labiau patinka, nes greičiau važiuoja emociai, traukia ir, nežinau, daugiau tramplinų. Šiemet gauni ir ilgesnę trasą, tas tiesa, bet norėjau paklausti tavęs, kaip visą sezoną sekėsi. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas etapas, ar viskas sėkmingai, suvažiavai visus laimėjai, gal kažkur nusileidai kažkokiam varžovui? Taip. Buvau vieną kartą nusileidęs, bet čia jau tauriai, bet viskas buvo sėkmingai. Bet Lietuvos čempionate visos pergalės? Taip. Jeigu žvelgti į tai, kad važiuoji, na, be konkurencijos, kitais metais ateis Matas Lušinskis, tavo kolega iš 50-ukų, jisai šiemet tapo 50-ukų kategoriją čempiono. Ir manai, jisai tau sudarys konkurenciją, ar pasistumdysit pečiais truputėlį trasą? Nežinau, reikės matyti. Kaip vertiniai, ar jisai rimtas konkurentas, ar lygiavertis varžovas? Tikrai taip. Kurios varžybos tau labiausiai įsimintinos buvo šių metų sezone? Šiauliai. Kuo jos ypatingos? Ypatingos todėl, nes gavos, kad visus tramplinus šokinėjai ten. Tai tau patinka per tramplinų šokti, taip? Taip. Kuris tau ten toks labiausiai įsimintinas? Tas didžiausias. Jeigu imant visą varžybų važiavimą, kuri etapų nuvažiavimo dalis yra tau pati sudėtingiausia? Ar tai startas, ar tai posūkis, ar tai finišas, ar tai ištvermė, kuri reikalinga atlaikyti visą važiavimą? Startai. Patys sudėtingiausi, taip? Taip. O, sakykime, iš varžovų, į ką labiausiai norėtum atkreipdėmėsi ir pasakyti, kad vat, su šituo varžovu reikės dar pasigalinėti kitais metais? Manau, su latviais. Ar stiprus jie? Taip, stiprus. Klausiau, Mato, kuris MXGP sportininkas jam labiausiai patinka, koks tavo favoritas? Jeffrey Herlings. Ar buvęs esi MXGP varžybose ir ar teko stebėti jo pasirodymą? Taip, 2 kartus. 2 kartus. Tai kai užaugsi, kur važiuosi? Visur? Visur važiuosi? Taip. Ar nori startuoti MXGP? Ar tai yra tavo tikslas? Taip. Gerai, tai palinkėsime tau sėkmės, ačiū labai ir pasimatysim kitais metais. Ačiū.
Na, Ąžuolas Songaila iš tiesų yra šaunuolis, tikrai gerai važiuoja, tikrai matosi, kad diktuoja aukštą lygį, kaip jis pats minėjo, jisai treniruojasi su 65-uku, jau važiuodamas 50-ukų klasėje, tai aš manau, kad atėjus Matui Lušinskiui, jie tikrai bus abudu lygiaverčiai varžovai, aišku, tikėkime, kad latviukai nepatobulės, čia visko gali būti, bet sakykime, šį kartą jis galbūt be konkurencijos laimi, bet atėjus Matui Lušinskiui vėl bus smagu stebėti jų dviejų kovą ir aišku, žinoma, žiūrėsim, ką mums pasiūlys mūsų kaimynai iš Latvijos ir iš Estijos. Bet Ąžuoliukas turi savo charakterį, kaip Domantas Jazdauskas turi savo žemaitišką užsispyrimą, taip ir Ąžuolas turi savo žemaitišką užsispyrimą. Tai aš manau, kad čia auga tikrai tas sportininkas, kuris atstovaus kažkada Lietuvai pasaulio nacijų čempionate. Yra įprasta, kad šeštadieniais pasirodo ir moterų klasės atstovės, jos važiuoja, sakykime, savo važiavimus šeštadienį, atskirai nuo MX1, MX2 ir 125-ukų jau, kurie važiuos sekmadienį. Tos gretos nėra labai gausios ir matom, kad šį sezoną viešinė iš Latvijos yra stipresnė, jinai tikrai rodė aukštą klasę. Žinoma, Paula Bertašiūtė šį sezoną dedikavo dalį savo laiko klubinėms varžyboms, tai Sara Vinterė pasinaudojo galimybę ir iškovojo čempionės titulą, nors šiandien, kaip matome, Paula Bertašiūtė tikrai rodė puikią formą ir yra pajėgi varžyti su savo varžovėmis. Išėjus Adrijai Skudutytei į, sakykime, pasaulio moterų motokroso čempionatą, atsilaisvino truputėlį vietos mūsų jaunesniems talentams rodyti klasę ir aš manau, kad Paula Bertašiūtė yra viena iš tų, kuri toksai sparčiausiai ryškėjantis talentas yra, kaip vertina. Taip, bet nepamiršime, kaip ir tu minėjai, kad Adrija yra mūsų žvaigždė. Adrija yra motokroso moterų žvaigždė. Jis šiais metais Europos čempionate iškovojo 4. vietą bendroje įskaitoje, tai yra wow. Šį savaitgalį jinai dalyvauja pasaulio čempionate Turkijoje. Tai, jeigu jinai važiuotų, tai čia lygių nebūtų, bet vertinant visą kitą, ką ir minėjai, kad Paula yra stipri, progresuojanti, jauna, talentinga mergina, kur tikrai gali ne tik apginti Lietuvos čempionės vardą, bet ir dalyvauti Europos ir pasaulio čempionatuose. Na, dėja, šį sezoną Paulai nepavyko išsaugoti čempionės karūnos. Sara Vinterė tapo čempione, taip kad paklausykime, kaip Sara vertina savo 25 metų sezoną ir savo varžovės. Okay, Sarah, congratulations. You're a winner of 2025 season in Lithuanian Motocross Championship. How do you evaluate the season overall? And are you happy with this achievement? Of course, I'm happy. It's actually my first ever title as a champion. Because like last year's, I always had the injuries and couldn't complete any championship. So I'm very happy. And overall, the season was good and very stable for me. That's why I was able to become the champion of Lithuania. You were the winner of the first stage, then you were sharing the podiums together with Agilia, together with Paula, she won today. How do you evaluate your competitors in overall, and do you see them as a big competition next year? Well, I hope that I will be able to catch up next year, because I can see that they are becoming stronger. And for me, I train less, so I don't know. I know they are faster than me. I think so, at least. Well, it depends, but I hope I will be able to catch up next year as well. All in all, the fortune was on your side this season, so enjoy the moment. Till next year, you're a champion. You're a #1 now, and we congratulate you. Thank you very much. Thank you. Judam toliau ir pakalbėkime apie ketračių įskaitą, kur Gediminas Valkavičius tikrai turėjo irgi didelį iššūkį apsiginti nuo svečių iš Latvijos. Tai būtent Reinis Bidzensas tikrai yra stiprus sportininkas, jisai rodo tikrai irgi aukštą tempą. Deja, pirmas etapas jam susiklosti nesėkmingai, kas leido Gediminui Valkavičiui pabėgti taškais į priekį. Ir matėme, kad šiandien netgi pirmojo važiavimo metu Reinis buvo pirmas, bet antrąjį važiavimą Gediminas Valkavičius sugebėjo revanšuotis
ir iškovoti pergalę ne tik tai šiame etape, bet ir užsitikrinti čempiono titulą antrus metus iš eilės keturračių įskaitoje. Kaip pats tau Gediminas atrodo? Gediminas? Wow! Gediminas metai iš metų, varžybos po varžybų, jisai su kiekvienu tobulėja, jisai auga. Kas man labiausiai patinka Gedimine, tai jisai visą laiką su šypsena, jisai visą laiką teigiamos emocijos, jisai, ta prasme, jisai siekia savo tikslo ir toks vaizdas, kad jisai nevažiuoja dėl rezultato, jisai mėgaujasi savo važiavimu. Tai turbūt tas jo būdas ir veda tai, kad jisai važiuoja pirmo. Trumpai mes šnektelėjome su Gediminu Volkavičiumi ir pasiklausykime, kokios jo ateities perspektyvos, ką jisai planuoja ir ką galvoja apie 26 metų sezoną. Sveikas Gediminai, tai ką, dar kartą tave su pergalė, iškovotas 25 metų čempiono titulas. Man labiausiai įdomu, kaip visas sezonas atsispindėjo šiemet. Panašu, kad jisai buvo tau sėkmingas, bet galbūt yra kažkokių momentų, kurie buvo įsimintiniausi šių metų sezone, kuriuos galėtume dabar pareflektuoti ir pažymėti taip tavo 25 metų čempionato sėkmingą pabaigą. Tai jo, tai iš tikrųjų čia ne laimėjimas, o pakartojimas, atlaikyta, kaip pasakyti, antri metai pakartoti. Išlaikyta čempiono karūną, sakykim taip, nes buvo pretendentų, kurie norėjo ją pasiglemžti. Taip, tai čia manau yra sunkiau negu kad iškovoti pirmą kartą, tai čia pirmas dalykas, o įsimintiniausias, tai manau, buvo pirmas varžybos, tai Pakruojyje, kai tie dideli tramplinai ir kaip startė susikabinau su Lenku ir iš paskutinės pozicijos pavyko dasikavoti antrą vietą, bet pritrūko dar porą minučių ir būčiau pirmas atvažiavęs, tai ten buvo tikrai įsimintina, visi žiūrovai sakė, labai ten džiūgavo dėl manęs, tai ten buvo tikrai gera emocija, geros varžybos. Kalbėjausi su Laurynu Mikalausku ir jisai minėjo, kad šį sezoną buvo daug techninių problemų. Kaip tavo keturratį šį sezoną atlaikė ar neatlaikė? Tai čia, manau, yra pagrindinis dalykas, dėl ko kitiem genda. Tai jie galbūt nesitvarko patys, o aš viską pats daraus, viską, net variklį jau pradėjau pats darytis, stūmoklį keisti, viską pats pereinu, peržiūriu, perplaunu. Skersai išilgai ir čia yra, manau, tavo paslaptis, dėl ko negenda, nes kai pats žiūri, tai vis tiek pats yra pats, ne kitas, nes kitas gal pažiūrės ten ir praleis pro akį, o aš ne, pasižiūriu, ištikrinu, iščiūstau, tai manau, tas ir yra paslaptis. Tai šį sezoną neturėjau jokių gedimų, apart cross-country pirmo etapo, kur grandinė tiesiog nutrūko, kur čia nenuspėsi, čia būna ir naujos jos trūksta, tai va taip. Tai šį sezoną suspėjai ne tik motocross'e, bet ir cross-country varžybose sudalyvauti. Tada natūraliai kyla klausimas, kodėl cross-country'as, ar ši disciplina pradėjo tave labiau dominti nei motocross'as, ar paprasčiausiai tai kaip ir pasiruošimo motocross'o etapams dalis? Čia taip, tai kaip ir pasiruošimas, jo, ir 1,5 valandos važiavimo. Tikrai duoda neblogos patirties, išmoksti važiuoti ne taip, kad, kaip pasakyti, draskytis toj trasoj, bet ir išmoksti lėtai, strateguoti, vis tiek 1,5 valandos yra nemažai laiko, tai tikrai duoda tos strategijos ir to ramaus važiavimo. Jeigu 25 metų sezoną, tai pažiūrėtume vėl atgal. 25 šiaip sezoną, aš dabar apie šį sezoną kalbu. Kuris momentas buvo pats įsimintiniausias? Kuri trasa buvo pati įdomiausia, kad sakytum, mėgavausi varžybomis būtent toje trasoje? Tai iš tikrųjų šitos gal net varžybos, nes jo, pirmas važiavimas tai toks nelabai pasisekęs, per mažos padangos buvo pasirinktas, kažkaip nesitikėjau, kad bus tokia minkšta trasa, o antras važiavimas buvo pakeistas didesnės padangas, biškį ten dar pareguliavimų atlikta ir visai kitas motociklas, kitas važiavimas ir trasa iš tikrųjų gera, patiko man ir antras važiavimas pavyko aplenkti pagaliau Latvį, ko aš visą sezoną nesugebėjau padaryti. Tai labai laimingas šitomis varžybomis ir tikrai jos man bus įsimintinos. Kalbėkime dabar apie tavo ateitį.
finišė minėjai, kad galimai ir bus kažkokia pertrauka, ar kas tai, ką planuoji 26 metais? Kol kas nieko, kol kas dabar mintise yra gal pauzė, biški pailsėt nuo visko, nes įstojau į universitetą, ten finansai ir čia finansai, tai labai, biški maišosi biški man ten viskas. Tai galvoju biški pailsėti, nes ir pačiam biški jau nuovargis, toks labiau kartais žiūri kaip į darbą, kaip į pasimėgavimą, tai va tas. Tai atsirado turbūt tokia rutina, nuo kurios jau norisi truputėlį pabėgti, pailsėti ir galbūt vėliau sugrįžti su didesniu entuzijazmu, ne? Taip, visiškai, bet čia vėl va, gal ir užteks man tos žiemos pailsėti ir gal aš jau kito sezono pradžioje jau sakysiu, man užtenka ir aš jau noriu važiuoti. Čia sunku spręs, bet dabar tai norisi tai poilsio ir nieko daugiau. Tai ką, sėkmės tau moksluose, gero poilsio ir galbūt pasimatysime 26 metais. Ačiū Jums. Sveikinu dar kartą. Dėkui. Na, Giedre, kaip matai, netikėta žinia iš Gedimino Volkavičiaus, kad galbūt jisai stabdys savo sportininko karjerą dėl mokslų, dėl finansų ir kodėl tas sportas keturračių, būtent kategorijoje, yra toks negailestingas, nes bėgant metams mes matėme, kad traukėsi moterų klasėje, kuri galų gale visai išnyko ir dabar ta pati keturračių klasė. Neišnyko. Na, kažkiek yra, jų taurėje važiuoja, viskas tvarkoja, bet pačiam čempionate jų nėra su keturračiais ir keturračių kategorijoje irgi yra tokie, sakykime, finansai yra kaip pagrindinis iššūkis. Na, Gediminas minėjo, kad pats rūpinasi savo keturračio priežiūrą ir beje tai ir įrodė, kad tas patikimumas yra geresnis, nes kai kalbėjome su Laurynu Mikalausku, šiemet jį lydėjo daug nesėkmių, šiemet lydėjo daug gedimų. Tai mums pavyko pakalbinti ir Lauryną, taip kad pasiklausykime jo istorijos pusės apie tai, kaip vyksta varžybos už Lietuvos ribų. Čia pagavome Lauryną Mikalauską ir mes suprantame, kad jis yra tikrai stiprus važiuotojas Lietuvos motokroso čempionate, bet Laurynas daug laiko praleido už Lietuvos sienos varžybose vykstančiose užsienyje. Laurynai, papasako, kaip ten atrodo visas varžybos ir ar yra kažko, ko galima būtų pasimokyti Lietuvoje? Visų pirma, tai visos varžybos visai kitaip atrodo. Ten jau visas renginys yra kaip šventė, kalbant apie Europos čempionatą. Ten važiuoja tik tai keturračiai ir kaliaskės, su lapšeliu važiuotai. Tai viskas prasideda penktadienį, atvažiuoja visi penktadienį, prasivaro technikinės, pasistato visi savo poilsiavietės, taip vadinkim, ten, tai palapinės, markizės, viską. Vakare visi tiesiog bendrauja, renginys, gražus renginys, visi draugiškai, visi fainai, tenais mes praleidžiam laiką. Šeštadienį prasideda laisvos treniruotės, kvalifikaciniai važiavimai ir jau lemia, kur stosi sekmadienį. Sekmadienį pagrindinė diena, važiavimai ir irgi turi iš ryto treniruotės, sujudinti raumenis ir viską. Tai tenais žiūrovų kiekis, nepalyginamas su čia Lietuvoje, bet tenais yra Europos čempionatas ir pasaulio kaliaskės. Tai viskas žymiai, Europa. Ir girdėjau gandus, kad kitąmet Europa bus čia, Mickūnuose, tai kviečiu visus atvykti, pamatyti tą visą renginį, tą visą atmosferą, kaip žiūrovai susirenka su benzopjūklais, su dūmais, visko, jūs pamatysit. Atvykit čia į Mickūnus ir pamatysit. O iš mano perspektyvos, tai sezonas buvo labai sunkus. Labai daug techninių kliūčių turėjau. Pirmas važiavimas Čekijos čempionate pataikiau su žvaigždė akmenį, iškritau. Antras važiavimas buvo geresnis. Tada kitas etapas buvo Anglijai. Anglijai su technika buvo viskas gerai, bet kitas varžovas atsitrenkė į mane. Kvalifikacijos važiavimo metu, tai turėjau vėl viską pradėti nuo galo. Antroji linija startuoti nėra taip lengva. Danske vėl technika pavedė, 2 elektros gedimai. Tai tokios, visada man vyksta tokios minimalūs gedimai, bet kurie, lemia viską. Tai čia mūsų sportas, kai turi viskas turi būti nuo 0 iki 100%. Va, atėjau draugą palaikyti, galima matyti, nukritus grandinę. Tai čia tiesiog apžvalgos ratu jisai važiavo ir čia daug kam nepasiseka, tai nežinau, iš 20 varžybų, 3 varžybos, kurias pavyko pabaigti,
Ir tai tokios nebuvo 100%, nes ketvirtadienį buvau Rokišky treniruotėj, trečiam rate užgeso motociklos ore, kritau per priekį, tai irgi važiuoju nuskausminamųjų, skauda petį, skauda koją, nu, bet ką padaryti. Tai toks mūsų sportas, dėl to jis ir veda. Daug startų turi aplamai Europos varžybose, ar tai yra fokusas tavo varžybų ir Lietuvos čempionatas yra kaip treniruotė, ar vis dėlto kurias varžybas prioritizuoji? Tai mano prioritizacija yra Europos, aišku, čempionatas, ten, galima sakyti, kitoks lygis, bet man ir čia užtenka konkurentas, pats Gedas Volkavičius, Reinis Bicas, jie atvažiuoja, tai tikrai nėra lengva su jais konkuruoti, bet čia yra toks, kad man aplenkė Reinis Gedas išėjo iš starto pirmas, Reinis už manęs, aš antras, Reinis mane aplenkė ir mes jau turim didelius tarpus, tiek nuo manęs priekį Reinis pabėgęs, tiek aš pabėgęs nuo Ryčio Šuopio buvau, tai tiesiog toks lengvesnis važiavimas, Europoje jau būna, tu tiesiog vienas pasakyta traukinukas, nesvarbu koks tavo lygis, tu vis tiek turi konkurentų, tai tas yra tavęs spaudžia judėti prieki, tai manau fokusas ant Europos čempionato. Gerai, tai ačiū, palinkėsim sėkmės 26 metais, tikėkime jis klostysis palankiau ir technika tarnaus, o kaip seksis pamatysim jau kitais metais. Ačiū. Ačiū. Kaip matai, tikrai neįkainoma patirtis, Laurynas jie semėsi tiesiog pilnomis rieškutėmis, aišku gaila, kad technika paveda, išvažiuoti į Europos čempionatus tikrai nėra pigu ir jau kai atsiranda galimybė tikrai norisi finišuoti ir neišvažiuoti su DNF arba tarkim su techninė problema iš varžybų, bent jau pasiekus kažkokį rezultatą. Kaip atrodys nacijos, nes vis tiek rinktinė važiuoja dalyvauti, ar jinai stipri bus, kokia jos bus sudėtis ir ko tikėtis? Aš labai tikiu savo rinktinę, aš labai tikiu Lietuvos rinktinę, tai yra mūsų sportininkai, tas pats Gediminas Volkavičius, Laurynas Mikalauskas ir Renatas Jegorovas. Tai yra mūsų rinktinė šiai dienai yra pati stipriausia, pati geriausia ir aš tikrai tikiuosi ir žinau, kad jie pateks į 10-tuką. Na, laikom sukryžiavę pirštus, tikrai tikiuosi, kad taip ir vyks ir belieka mums pakalbėti dar apie motociklus su priekabėmis. Deja, bet Latvijai išsiveža čempionų titulą iš Lietuvos. 25 metų čempionais tapo Janis ir Peters Jegorovai. Taip kad broliai Latvijai tiesioginė ta žodžio prasme nugalėjo lietuvius, išsiveža tos čempionų titulus, bet yra kalbų ir žinia tokia, na aišku, jau tas pokalbis tikrai pakankamai pažengęs, kad galėsime sulaukti pasaulio čempionato čia Lietuvoje. O taip, o taip. Kitais metais, 2026 metais, Mickūnuose bus pasaulio motociklų su priekabom čempionato etapas. Wow, tai yra tikrai džiugi žinia Lietuvai, nes pirmą kartą pasaulio čempionatas atkeliauja į Lietuvą ir labai džiugu, kad to pasaulio čempionato etapo organizatoriai pripažino mūsų trasų tinkamumą, pasirengimą ir visą infrastruktūrą, tokį svarbų renginį organizuoti. Tikėkime, viskas nueis iki galutinio taško ir jisai 26 metais įvyks. Tikrai bus. Tikrai džiaugiamės už Luką pakelti šios trasos šeimininką, kad jisai, sakykime, sugebės sudėti visus taškus ant į, padėti parašą ant dokumentų, kad gali organizuoti šį etapą. Jūs galėsite plūsti tiesiog į Anykščius, stebėti pasaulinio lygio varžybų, jomis džiaugtis. O mūsų, kas laukia rytoj, tikrai įdomios kovos. MX1, MX2, 125-ukai, juniorai. 125 juniorai, MX1, MX2, 85 kubinių centimetrų klasės sportininkai. Wow, rytoj bus. Taigi, uždarome pirmąją 2025 metų Betson Lietuvos motokroso čempionato dieną ir keliausime į rytojų. O rytoj laukia tikrai įnirtingos kovos, taip kad jeigu esate netoliese arba neturite planų ir norite pamatyti tikrai aukšto lygio motociklų sporto šou, atvykite į Anykščius, Mickūnai MX parkas laukia jūsų ir mes tarėme jums ačiū, kad stebėjote šią trumpą apžvalgėlę ir iki pasimatymo. Ačiū ir nepamirškite purškalų nuo odų. Kanda.